Sveiki draugai, šiandien parodysiu jums, kuris įrenginys geriausiai pjauna šalia kraštų. Nepalieka niekur jokių žolių ir viską išpjauna idealiai, puikiai ir nuostabiai. O tai yra kas? Žinoma, kad trimeris. Tad mes skelbime ribotą akciją tiek laiku, tiek kiekiu. Perkant iki 20 arų DCK vejos robotą S2000 Pro, jūs gausite šitą trimerį nemokamai. Na, kitaip tariant, į tą pačią kainą jums bus duotas ir trimeris. Jeigu norite įsigyti atskirai, be abejo galit. Kainuoja apie porą šimtų eurų šis rinkinys. Turime net 6 ampervalandžių talpos 20 V bateriją, pakrovėją. Perpus galima perlenkti šį trimerį. Pats variklis yra ant pačio galo ir jis yra lengvas, na, o baterija dedasi čia. Surinkim viską. Tai kaip minėjau, variklis yra štai čia, iš tiesų lengvas, surinkimas paprastas, čia 3 varžteliai, uždėjom rankeną, bateriją, aišku, reikės pasikrauti, nėra nepilnai pakrauta, iš tiesų lengvas daiktas, taip kad net ir moterims, vyrams, bet kam tinka puikiai idealiai. Pats tas, norint turėti ir gražią veją, ir turėti gražius pakraščius, nes būsime atviri. Nepaisant, ar koks nors vejos robotas turi trimerį ar šoninį pripjovimą, peiliukais ar valu, bet kokiu atveju trimeris vis tiek bus reikalingas, nes palei pat mes neišpjausim, kampų mes neišpjausim, bet kokiu atveju vis tiek lieka. Taip kad šis sprendimas yra iš tiesų universalus, puikus, kiekis, kaip minėjau, dovanų yra labai ribotas. Taip kad jeigu norite nušauti vienu šūviu 2 zuikius, puikiai proga. Na, o mes patys einame instaliuoti šį lazerinį vejos robotą, kuris dar turi priekį ir vaizdo kamerą. Šita lidar sistema yra 360, reiškia, robotas ne tik priekį savęs mato, o viską aplinkui, tai yra jo navigacija, lazerinė. Ir jinai paremta matematika. Trumpai tariant, robotą, kai mes instaliuojame, jisai atsiskaičiuoja atstumus nuo pastatų, nuo visų objektų, ką tik tais randa, viskas jam tinka. Kuo daugiau objektų, tuo lazeriniams robotams yra geriau. Pati instaliacija yra be galo paprasta, nereikia kelti nei GPS antenų, nei kažkokių laidų vedžioti žemę, nei kas, nei už kas nesmaistyti. Mes viso labo apvažiuosime su robotu perimetru. Kraštais visur taip pat pažiūrėsime ir mūsų robotui parodytas darbo plotas. Jeigu mes norim parodyti nepjovimo zoną, lygiai taip pat mes nusivarom robotą iki kokio medelio, apvažiuojam aplink ratuku ir pasakom, ten nepjauk. Štai ir viskas. Puikus pagalbininkas iki 20 arų.